Egzoplanetos. Egzoplanetos tai planetos esančios už Saulės sistemos ribų. Tūkstančiai jų buvo atrasta NASA's Keplerio teleskopo per pastaruosius 20 mečius. Šie pasauliai būna įvairių dydžių ir turi skirtingas orbitas. Vienos planetų glaudžiasi prie savo žvaigždės ir yra karštos, kitos sudarytos iš ledo arba uolienos. NASA ir kitos kosmoso agentūros ieško specialių planetų tipo, tokių, kurios yra panašaus dydžio į Žemę, sukasi aplink panašiai Saulės žvaigždę ir yra gyvenamoje zonoje. Ši zona yra tam tikru atstumu nuo žvaigždės, kur planetos temperatūra tinkama skysčio tipo vandenynams ir gyvybei. Anksčiau manyta, kad zonos tinkamumą gyvybei lemia tik šiluminė pusiausvyra, tačiau dabar atsižvelgiama ir į daugelį kitų faktorių, pavyzdžiui, ir į šiltnamio efekto poveikį planetos atmosferai. Todėl gyvybei tinkamos zonos ribos yra neaiškios. 2016 m. rugpjūčio mėnesį astronomai paskelbė, kad galimai rado tokią planetą, skriejančią aplink Proxima Centauri. Naujai atrastas pasaulis žinomas kaip Proxima b ir yra apie 1,3 karto masyvesnis už Žemę ir tikriausiai yra sudarytas iš uolienos. Planeta taip pat yra gyvenamoje zonoje. Tai yra atitolusi tik 7,5 milijonų kilometrų nuo žvaigždės, aplink kurią skrieja. Aplink orbitą Proxima b apkeliauja per 11,2 Žemės dienas. Todėl tikėtina, kad planeta visada atsisukusi į tą pačią pusę į savo žvaigždę. Kaip ir mūsų mėnulis, į Žemės galime matyti tik šviesiąją jo pusę. Nors egzoplaneto egzistavimas buvo patvirtintas tik 1990-aisiais, daugelį metų prieš astronomai buvo įsitikinę, jog jos yra ten. Tačiau tai nebuvo tik viltis. Lyginami, kokiu greičiu sukasi mūsų Saulė ir ją panašios žvaigždės, egzoplanetų ieškojimo misijose mokslininkai pasiekė rezultatų. Astronomai žinojo Saulės sistemos kilmės istoriją. Trumpai tariant, besisukantis dujų ir dulkių debesis neatlaikė savo gravitacijos ir suformavo Saulę bei planetas. Kai debesis susitraukė, dėl kampinio greičio būsimoji Saulė sukosi vis greičiau. Tačiau Saulė sudarė 99,8% Saulės sistemos masės, todėl planetos įgavo 96% kampinio greičio. Tuomet astronomai klausė, kodėl Saulė sukasi taip lėtai. Jaunoji Saulė turėjo labai stiprų magnetinį lauką, kurio traukos linijos suformavo aplink Saulę besisukantį dujų diską, iš kurio vėliau formuosis planetos. Šios magnetinio lauko linijos susijungusios su dujų disko dalelėmis veikia kaip inkaras ir lėtino Saulės sukimasi. Daugelis žvaigždžių kaip Saulė sukasi lėtai. Taigi astronomai gali iškelti hipotezę, jog ten planetos formavosi panašiu būdu, o tai reiškia, kad aplink panašias žvaigždes į Saulę turi skrieti panašios planetos į mūsų. Dėl šios priežasties ir kelių kitų astronomai apsiribojo ieškodami tik į Saulę panašių žvaigždžių. Tačiau 1992 metais pirmi du atradimai buvo apie greitai besisukančią neutroninę žvaigždę – pulsarą, kurį pavadino PSR 1257+12. 1995 metais buvo patvirtintas planetos besisukančios aplink Saulės tipo žvaigždę atradimas. Tai buvo 51 Pegasi b. Tokios pat masės kaip Jupiteris planeta 20 kartų arčiau savo Saulės, negu mes esame prie savosios. Tai buvo netikėta. Tačiau kitas stebinantis atradimas buvo atliktas 7 metai prieš 51 Pegasi b. 1988 metais kanadiečių komanda atrado Jupiterio dydžio planetą skriejančią aplink Gamma Kepei. Tačiau jos orbita buvo žymiai mažesnė nei Jupiterio. Tyrinėtojai nesitikėjo atrasti planetų kaip ši. Ji buvo visiškai kitokia negu planeta mūsų Saulės sistemoje. Todėl mokslininkai nepripažino atradę planetą. Daugelis pirmųjų egzoplanetų atradimų buvo Jupiterio dydžio ar didesni dujų pavidalo gigantai skriejantis aplink savo žvaigždes. Tai buvo todėl, kad astronomai pasikliovė radialinio greičio techniką, kuri matuoja, kaip žvaigždė virpa, kaip planeta ar planetos aplink ją skrieja. Šios milžinės gan stipriai veikia protonuojančią žvaigždę bei sukuria lengviau aptinkamus virpėjimus. Prieš egzoplanetų atradimų erą prietaisai galėjo aptikti žvaigždžių judėjimą siekiantį apie kilometrą per sekundę greitį. Dabar mokslinė įranga gali aptikti judėjimą mažesnį nei centimetras per sekundę. Šiandien yra daugiau nei 1000 užregistruotų egzoplanetų, kurias atrado Keplerio kosminis teleskopas. Šis teleskopas orbitą pasiekė 2009 metais. Jis naudoja tranzito metodą.
Jis matuoja, kiek žvaigždė prigęsta planetos tranzito metu. Keplerio teleskopas atrado gausybę skirtingų planetų tipų. Tarp jų dujų gigantus bei Žemės grupės planetas. Jis padėjo sukurti visiškai naują planetų klasę – superžemės. Tai planetos, kurių dydis yra tarp Žemės ir Neptūno. Kai kurios iš jų yra savo žvaigždžių gyvybės zonoje. Tačiau astrobiologams tenka iš naujo apsvarstyti, ar planetoje gyvybė įmanoma ir kokiu būdu ji vystytųsi. 2014 metais Keplerio astronomai pristatė pasikartojimų patikrinimo metodą. Šis būdas turėtų padėti paaukštinti planetas kandidates į patvirtintas egzoplanetas. Metodas paremtas orbitos stabilumu. Daugelis tranzitų pasirodo dažnu periodu, kas gali nutikti tik planetoms mažose orbitose. Keplerio teleskopas baigė savo tikrąją misiją, tačiau mokslininkai vis dar jį naudoja gauti naujai informacijai. Dabar yra daugelis kitų savo misijas atliekančių teleskopų, tokių kaip NASA TESS, šveicarų Cheops ir ESA teleskopas Plato. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.